Pagaliau startavome ralį Monte Carlo, istorinį. Labai laukiam šitą startą. Startas buvo labai malonus, labai daug žmonių miestelėje susirinkę, labai gražus miestelis. Mums buvo šiek tiek nervingas, visų pirmą kartą, visų antrą, kad šiek tiek pražiopsojom pasitikrinti starto laiką, tai sužinojom tik prieš pat startą, tai truputį jaudinomės. Bet jau kai startavom, viskas buvo gerai. Žodžiu, nors ir dabar šita ralio atkarpa yra ne apie greitį, bet dabar važiuojam maždaug 130 km/h greičiu. Bet dabar viskas labiau apie atstumo kilometrų rinkimą, nes organizatorius tikriausiai yra sugalvojęs mus nuvarginti tam, kad rytoj, kitą dieną maždaug per piet atvažiuotume pavargę į pirmą greičio ruožą, nemiegoję, ir ten jau prasidės jau rimtesnės varžybos. Stop. Kuras dingo? Gal saugiklis dingo? Kur? Tikimsi. Dar? Dar naujas baigis. Karoli, gerai, tai jung degimą. Duoj. Va. Dabar tyliai biškai. Išjung. Palabai. Nėra siurblio. Siurblys. Kur tas saugiklis? Kas čia dabar? Įsistato. Kitaip kažkaip. Stop, ne! Stop! Neveikia. Čia matuokliai ir yra. Tu, man. Bandyk. Neveikia. Keišiu. Bet neveikia, aš negirdėjau. Ne. Jungit vėl degimą. Kur? Ai, gerai. Neveikia. Antras sudegė. Pratum,
O nuo ko galėjo perdegti? Trečio, tai mes neturim bet kokią atveju, bet nu kaip ir turėtume. Nu gerai. Nėra. Palauk. Negali. Niekam tiek nedėjau energijos gyvenime. Niekada taip.